Tai ką, pradedam analizuoti handus. Kaip Jurgis minėjo, praleisim tas neįdomias rankas. Kaip šita 10-3 pirmoje pozicijoje, nes nelabai apie šnekėt. Galbūt galima paminėti tik tai, kad nereikia žaisti šitą handą. Ypač UTG. Ja. Dažniausiai nereikia. Ok, tai važiuojam. Taip, čia foldinam, 9-3, big blindas. Pasižiūrim, koks tai bus. Pažiūrėt, bet greičiausiai nežaisim. Čia tokiuose pirmuose lygiuose tokie handai, manau, tikrai nepelninga jo žaisti ir bandyti sufishinti, ką nors geriau palaukti real handų ir pasidvigubinti arba pabandyti sukurti didesnį puodą. Jo, bendrai gal dar trumpai apie strategiją ribainėse turnyruose, tai turbūt sutiksi su manim, kad optimali strategija yra žaisti kiek įmanoma daugiau handų per ribajų periodą ir bandyti rasti tiesiog spotų, pasidvigubinti savo čipsus ar sukaupti kiek įmanoma daugiau čipsų, nes bet kada gali ribaintis ir tiesiog turėti tą pradinį steką visą laiką. Tai, bent jau mano strategija yra, kad žais kiek įmanoma daugiau tokių žaidžiamų handų ir bandyti išpešti kuo daugiau naudos iš jų. Tai faktas. Aš pats irgi taip mėgstu, aš visada double ribą darau, nežinau, kodėl pastai čia. Jo, aš irgi double, tiesiog gal ir nepridėčiau. Jo, nes šiaip iš tikrųjų, manau, žymiai pelningiau yra iš karto dvigubai turėtų išsipirkus ir tiesiog bandyti gauti gerus spotų, ypač žaisti gerus, ta prasme, suited konektorius visokius, bet aišku pozicijai, prilaikant puodą, per daug neplečiant. Bet aišku, su tokiais handais ir negeminant pre-flop. Tiesiog gal geriau ant flopo žiūrėti, kas vyksta. O jeigu jau turi real handą, pavyzdžiui, kokie valetai, tai dažniausiai man no fold būna ribajų periodas. Priklauso turbūt nuo įpirkas, aišku, bet nuo žaidėjo, turbūt prieš gerą žaidėją dideliam, gan brangiam turnyrą, turbūt ir su džekais nesistekintum double ribajaus pirmam lygiu. Bet iš kitos pusės geri žaidėjai, kurie turi bankrolą patys, žino, kad gali pagemblinti su AK, jie irgi to nevengia, turai pasakant, netgi dešimkiam. Taip, make sense. Ok, tai čia dar apie struktūrą, tai 2000 yra vienas ribajas, čia greitai bus 2, ta prasme dvigubas ir adonas yra 4000 berods. Tai kaip pridėjo tau. Jo, kaip tik ant batono pasidarau dar vieną ribają. Bet aišku, tokio handą tu nemanau, kad žaisi. 8-9 pažiūrim, bet dabar jau nelabai. 3-9 fold. 2-3 suited. Tai štai vienas turbūt iš pavyzdžių, Colinų 2-3 suited, middle pozicijai. Aišku, įsivaizdavimas yra tas, kad dar daugiau žaidėjų po Collins šį, tarkim, mažą reizą, turiu meni, kad maža dalis nuo steko yra reizinama ir, tiesiog turėsiu spekuliatyvų tokį handą prieš daug žmonių ir tikėtina kažką hitinsiu. Ja, aš manau, vis tiek nestengsi peržaisti to handą. Tiesiog žiūrėsi pagal tai, ką turi labiau. Ja, realiai visiškai sutinku. Tai kaip ir tikėjausi su Colina iš viso į flopą 5-ese, žiūrim, kas atsiverčia, aišku, nieko negaunu, veiksmas paprastas, fold, 20 bet. Taip, 5-9 nežaidžiam, dama 2 nežaidžiam. Kol kas visiškai handai net nemalonu sakė. Džekas 8, turbūt žaidžiamas handas, bet būtų turbūt žaidžiamas, jeigu būtų fold iki manęs, aš taip manau. Ja, aš manau, tada openintam. Ja, Colin šiek tiek gal per silpna. Be abejo, žaidžiu visus pocket pairus, ribajų periodų iš bet kokios pozicijos, neišimtis ir ketvertukai, reizinu, aišku. Ja, pakilus blindam ir neribajasi ketvertukų šiaip jau nelabai. Priklausomai nuo stalo, turbūt. Jeigu labai lengvas stalas, nieks nefribetina, visi žaidžia gan tai, turbūt, ir su tokia reizin, bet bendrai tai sutinku, kad turbūt fault yra. Bet aišku, ribajasi tai tikrai tokie maži pocket pairai, aš
Aš irgi jos labai mėgstu žaisti, nes pagavus tikrai galima. Tai aišku, planas yra gauti setą ir stengtis padaryti kuo didesnį banką. Du koleriai. Šiaip flopas turbūt gal gan geras ir sibetint, bet čia aš dabar taip galvoju. Tuo metu turbūt manau, kad nesibetinu, tiksliau išsimetu į foldą, bet tarkim, jeigu išsimetu į betą, bet manau, kad jeigu būtų Big Blindas pačekavęs, manau visai... Aš manau irgi tokį stebint su ketvertukais, tai tikrai reikia. Nors yra flush draw, bet vis tiek, manau, vieną kartą reikia betinti ir pasiduot bet kokiam tolimesniam pasipriešinimui, bet vieną kartą reiktų subetinti. Bet kadangi stato žmogelis iš Big Blindų, tai čia nėra ko persistengti. Jo, tikėtina, kad turi... Galbūt net karalių, gal flush draw. O su dvojke tai tiesiog būtų spėliojimo žaidimas, turi ar neturi. Tada kaip ir reikia mokėti, nežinant, ką čia daryti. Plius dar yra žmogus už tavęs, taip kad manau, kad foldinam. Čia kas 4 fold. Nelabai ką analizuoti su tokiais handais, kuriuos esi gavęs pakolkas. Vėl ketvertukai. Reizinam. Aš manau, tokiam spotą tai apsimoka kolint riboje periodą, tu esi tikrai labai deep. Tribetas tikrai nedideliukas palyginus yra pusantro karto nuo tavo reizo. Normalus trigubas. Trigubas, bet dadėti tai reikia 185, puodė kiek čia jau yra virš 400, 40 jau. Tai manau, riboje periodą tai tikrai čia nebūtų labai blogas manevras tiesiog pakolinti jo tribetą ir pabandyti setmaininti. Iš dalies sutinku, bet mano argumentas irgi nekolint, tai yra, kad aišku, tu iš esmės tai nori tik tai hitint setą ir visiškai nieko kito nežaisiu ant flopo. Tai, turbūt galima kolint, bet aš kažkaip pasirinku foldint, nes kaip tik manau, tas ribetas, gan jis yra prie didesnių negu prie mažesnių kolinčių, jeigu tai būtų 2.50, galbūt. Bet prie tokių blindų nelabai kas ribetina taip light. Tai taip mažai pagal amountas, nes net, pavyzdžiui, su tūzais tai tokiame etape tikrai nedarys iki 100, tarkim, 2.20, žinai, kai, pavyzdžiui, jeigu blindai pakilė ir duokim čia po 3,000, tai tu pareizin 9, tikrai, kai su tūzais maloniai gali iki 15, pavyzdžiui, dėti, bet pirmam lygiai tai tikrai taip nedarys. Iš esmės, bet turbūt nėra didelės klaidos nei kolint, nei foldint, aš bendrai gal apibendrinant. Aš manau, čia either way, žinai, galima pasirinkti šitas. Tai aš pasirinkau foldint, 8-2 nežaidžiam, 4-6, taip žiūrėsiu. Irgi fold, visgi pirmoji pozicijai kartais reizina šitokius handus, bet tai priklauso nuo stalo, nuo tiesiog kartais random, bet irgi, manau, galima reizint, galima foldint. Tai turbūt reiktų kokį 70-80% foldint, 20 reizint procentų, jeigu galima sutinku. Išsireikšti. Dama 10, Big Blindas. Reizas gan didelis yra. Išsimetu to labiau, kad tas handas toks yra gan... realiai tu nori hitinti tik tai straight draw arba tripsus tipierą, kas yra, mažas šansas. Būtų suited handas, tai atsiranda flush draw tikimybė, kas padidina odds skolint. Šiuo atveju tai tiesiog foldina. Nes dažnai vis tiek būtum pasimetęs ant flopą. Tiesiog tu nežinai, top pieras bus neaišku kur, nes tai to labiau nebus geras kikeris. Pasirinku foldint, manau, kad čia nėra klaida. 3-5 suited. Out of position, nėra ko čia veikti. Queen jack. Irgi fold. Manau šitą jau žais. Priešais mane 2 limperiai. Nusprendžiu izoliuoti ir manau teisingas sprendimas 2.50. Realiai dedu šiek tiek daugiau galbūt negu dėčiau vėlesnėse stadijose.
Bet į 2 limperius, aš manau, 5x nėra taip blogai. Ypač pirmuose lygiuose, manau, kad tikrai galima ir daugiau gal net. Dėtum 150, tai nieko neišmuštum, 200 irgi. 200 vis tiek jau, 250 norisi apginti šiek tiek savo hendą. Tai šiaip, manau, planas pasiteisino, turbūt geriausia opcija tai yra, kad pakolintų vienas žmogus. Ir žaisti poziciją prieš vieną. Taip ir gaunasi, išsimeta pirmasis, antrasis pakolino. Gauni flopą su tuzu. Jo, top ir good kicker, kaip ir greičiausiai bus geriausias hendas, nebent jisai limpino 8 ar tuzo 8. Čia betinu pusę banko, turbūt standartiškai, kolina. Ką dabar galvoja? Šiaip tikriausiai koks karalius, galėtų būti karalius 10. Aš šiaip manau, kad, jo, iš esmės opcijos, kad King Jack galbūt yra koks nors King Queen arba silpnesnis tūzas. Nes realiai flush draw nebuvo, o kad šotų pirkti jau šiek tiek, manau, vis tiek būtų toks labai jau fišiškas žaidimas. Taip, tai kaip ir ant flopo, manau, kad kaip ir turiu geriausią hendą, toliau betinu. Turnas nieko nepakeitė realiai? Visiškai. Ir jis greičiausiai turėjo arba karalių, galbūt tūzą 6, tūzą 2 kažkokį tokį ir nusprendė, kad tai nebėra tinkamas hendas toliau žaist. Taip, 3 karalius. 5-4 suited. Nieko nereikia daryti, tiesiog checkint. Arba gauni middle pair. Flopas šiaip manau kaip ir geras yra lydint, jeigu čekuojama, bet turbūt ir checkint nėra blogai, kaip tu manai. Aš šiaip manau, daugiausiai tokiose situacijose pasirinkčiau check call funkciją. Vis dėlto, lydindamas realiai puti puodą ir gavęs reizą, tikrai nebežinotum, ką daryti. Išsimestum. Tada reikėtų mestis, bet aš manau, tavo hendas turi nemažai showdown value ant tokio dry flopo realiai. Jo, tik tai, kad prieš 2 žmonės, kol keliausiai iki riverio, tai turbūt nebebus, bet tai... Jo, bet small blindas irgi ten tai realiai loši prieš vieną, tą middle position limperį. Aš visgi būčiau gal dabar dar kartą žiūrint per replayerį, būčiau linkęs turbūt betint kokius 80, tiesiog, kad išmest galbūt vieną žmogų ir realiai turėsi kažkokį geresnį supratimą, kas ką turi, negu čia kolinamas. Čia kolinamas taip. Jis betina 150, aš foldinu. Šiaip iš tokio žaidėjo, man atrodo, tas betas yra toksai turbūt labiau strong negu weak. Manau irgi, nes žaidėjas, kuris, plus jisai panašus į tokį, kuris toks tight, bet pasyvus, tai yra, kad jeigu jisai betina, jis kažką turi greičiausiai, bet pri flop nėra linkęs didinti labai bankų, nebent turi super didelį handą. Tai parado 23. Pagal stacijos, aš taip galvoju. 7-8 fold 10 betoną, bet čia manau bus panas. 4 tūzas damo, tai dar vienas žaidžiamas handas. Netribetini šitam spatui? Ne, manau, kad early stage nėra prasmės turbūt tūzo damas tribetint. Tiesiog visiškai žaidi standard, žiūri flopą ir sprendi po to ką daryti. Taip, tai 3 žaidėjai, flopas misina, nebandysiu čia persistengti ir kažką pervidraut, tiesiog foldinsiu į betą. Ir čekuosiu, jeigu čekuosiu kaip manęs. Plius toksai gan hitinantis flopas, tai yra dažniausiai kažkas turės arba straight draw, flush draw, galbūt jau ne pierą plus, tai yra 2 pieras ir taip toliau, tai mano tūzas dama čia neturės daug equity. Taip ir gaunasi, paskutinis betina, pirmasis kolina. Dabar tai tikrai realiai vienas turi valetą dažniausiai, kitas kokį nors draw. Kaip ir va matot, šitą situaciją yra. Fold. Tūzas 8 suited, žaidžiamas handas, kaip ir pradžioj minėjom, irgi planas yra hitint
realiai tripsus, arba tipierą, arba flash draw ir žaist. 6 žmonės banke, eilinį kartą nieko nehitinam, išsimetam į bet kokią agresiją. Karalius 7 švitėt. Dvigubas reidas, bet pasi per mažai žetonų. Jo, jisai tiesiog neturi čipsų, čia reiktų arba all-in, arba fold, nes realiai čia nėra ką žiūrėti flopą su priešininku, kuris turi 10 big blind. Bet su karalium 7 irgi neverta gamblinti, bet lieka viena opcija. Nu va, pagaliau. Pagaliau šiokia tokia para. Tai be abejo, noras yra padaryti kuo didesnį puodą pri flop ir bandyti, aišku, geriausių variantų prieš flopą susistumti. Realiai turim po 40 blindų. Aš manau, čia Colin būtų tikrai blogas žaidimas. Prasta idėja, manau, visiškai. Tuo labiau, kad manau, kad žaidėjas gal irgi greičiausiai Colinas ribeta, nes yra rivaja periodas ir bandys žvėjoti kažką. Reizininkė 8.50, sizingas turbūt gal biškelį mažokas iš tikrųjų. Manai mažokas? Nežinau, aš galvoju, kad... Iš kitos pusės gan jau didelis toks, kad jau Colin irgi jis atiduoda nemažą dalį savo čipsų. Aš galvoju, gal labiau tiktų gal 900 ar kažkas, 9.50 gal net būtų gerai. Nežinau. Aš tai manau, žinok, tarp 8.50 yra... Okay. Na, bet turbūt čia nėra labai didelio skirtumo, ar 8.50 ar 9 ar 9.50. Ar 8. Gaunam kolą ir gaunam turbūt patį blogiausią flopą, koks galėjo būti. Na, 10 monetos dama turbūt irgi būtų toks blogas. Ja, čia labai scary boardas, iš tikrųjų 2 tūzam. Jo, dabar žiūrint, manau, kad reiktų visgi betinti ir kolint šavą. Nu, aš manau, ribąjų periodą tai tikrai. Jo, bet tuo metu aš pasirinkau check funkciją ir žiūrėt, kas bus toliau. Tai yra realiai tada mačiau, kad jeigu aš pačekuoju, tiesiog žiūrėsiu, ką darys priešininkas. Jeigu jisai čekuos checkbackins, tai greičiausiai, kad arba iš vis nieko neturi, arba galbūt turi kokį nors weak draw, tai yra, kad, pavyzdžiui, dama, arba žinai, realiai jis atsakė į tavo tribetą. Tai weak draw nebus, tai būtų bent jau pora su draw. Ne, tai taip, nu, bet, pavyzdžiui, aš manau, jeigu jisai turi king 10, jack, ace jack, jisai nemanau, kad betintų tokį flopą. Ace jacko ne, ir king 10 gal ne, bet kokį queen jacką, queen 10, tai tikrai manau. Na, irgi klausimas, nebent turėtų dar backdoorą arba flush draw, tai tokius tai betintų, bet šiaip... Ne, tai faktas, flush draw vis tiek dažniausiai būtų su straight draw čia, tai būtų tikrai galingas handas. Tai turbūt optimalu yra betint ir kolint all-iną su tokiais tekais. Šiaip turbūt, jeigu būtų, aš tik dabar galvoju, bent po 8000 arba panašiai žetonų, galbūt check call arba bet fold galbūt irgi būtų geras. Bet šiaip ribąją periodą, tai aš su tūzais tikrai einu iki galo, gavus tokį tikrai scary boardą, bet kokią atveju gali ribąjantis, o dažnai čia bus ir pora su draw, su tuo handu bet kokią atveju einu 50-50, tai gali ir surizikuoti. Na taip, visgi pasirinkau check, tai vėlgi pasikartosim, kad turnyre bus ir blogų sprendimų, tai tiesiog yra tikslas noras išsiaiškinti, kaip reikėjo žaisti arba kaip yra teisinga žaisti, tai klaidų čia bus tikrai. Taigi bandysime išsiaiškinti. Taigi čekuojam, žiūrim, kas bus, oponentas šavina 1,5 banko. Aš manau, tau šiaip šavas šiek tiek negi padeda. Kai jisai šavina, aš praktiškai esu įstikinęs, kad jis turi kažkokį tai draw ir neturi kokį nors kombas, straight su pora. Labai stipraus. Taigi
tūzai, nežinau, reiktų pasižiūrėti pakarstolę, bet manau, kad 50% turėtų equity prieš tokį... Manau, jo, priedo tu investavęs 25%, tai tu tikrai dar papildomai gauni. Ja. Na, taip, visgi nesinorėjo daryti labai didelio to banko, ant tokio flopos tokio handų, bet gavosi, kaip gavosi. Manau, kad reikia kolinti. To labiau, kad sakau, mano toks kaip ir rydas buvo apie tą oponentą, kad jisai šavina su draw. Nu, iš tikrųjų, šiek tiek esu žaidęs su jo, tai... Ja, ir priedo, aš manau, čia standartiškai taip dažniausiai išeina. Ja. Taigi kolinam, žiūrim, kas bus, jisai turi 9,7. Pas tai netgi 65%. Ja, galbūt galim netiksliai pasižiūrėti, gal tam įdomu bus. Taip, tai mes turim... Kad būtų. Ja. Čia tokia pokerstov programėlė. Jo. Taip, mes turim kryžių tūzą ir vieną tūzą. Ne, jis turi 7. Kažin dar backdooras irgi prideda kelis procentų. Taigi, žiūrim, kas gaunasi, turim 65% prieš real handą. Vis dėlto menedžeris nemeluoja. Ja. Na, anyway, parodėm, kas yra pokerstovas, tiem, kas dar neturit nemokamą programą, galite parsisiųsti pokerstov kalbą. Realiai, geras dalykas ten, kad gali įdėti ranges, tai yra ne tik vieną handą, bet kokius handus galėtų jie turėti. Šiaip bendrai žiūrint, tai realiai šitoje situacijoje galima būtų įdėti viską nuo Queen Jacko iki King 10, King 9, flush draw su kokiu gutshotu arba Ace Jackas netgi su flush draw, bet tokie variantai, kurie galėjo būti. Na taip, taigi... Ace Queenas net realiai galėtų būti net 65%, ja. Nes Ace Queeną, manau, jis irgi taip. Ja, taigi... Nu, bet tiesiog gamblinimas. Ja, Tuperas... Full houses, ja. Good game. Kartais, ja, gaunasi, kaip gaunasi. Vis dėlto pinigai buvo įdėti gerai. Ja. Važiuojam toliau. Double rebuy. King Queen suited. Be abejo žaisim. Vėl pasirinkai tik pakonį. Jo, aišku, šiek tiek dabar iš tikrųjų jau to žaidimo strategija gal turėtų keistis, nes pakilo blindai, turim tik tai 40 jau blindų. O čia realiai yra, manau, paskutinis lygis prieš ribą. Man rodos, jo. Tai realiai jau gali mažiau sau leisti žaisti konektorių ir visokių siutetūzų. Bet šiaip visai, King Queenas, aš manau... Na, King Queenas, tai jo, aišku. Oponentas tikrai nėra toksai jau tight. Taip, tai šiuo atveju taip, turiu omeny, kad 7-8 siutėt jau mes nebekonėm. Ja, jau daugokai gaunasi. Per daug jau rizikuojam savo startą. O kaip, pavyzdžiui, tokia strategija tiesiog pabandyti pasidablinti, šiaip žaidžiant žiauriai agresyviai, pavyzdžiui, netgi va tokius handus rišavinant tiesiog ir visą. Na, nežinau, aš iš tikrųjų... Nesi to fanas? Brangių, ta prasme, gan brangių ribajų turnyruose tai nesu, nes ten dažniausiai irgi nebūna labai daug norinčių gamblinti, labai light. Bet pigiuose problemas nematai. Pigiuose jo, 10, ten $5 turnyruose, tai manau, kad tūzo džeko net kartais neišmeti. Ne, tai jo, faktas. Nes aš irgi šiaip mėgstu pagamblinti. Dažnai bus gerai, jo. Taigi čia tik kolinam, žiūrim flopą. Flopas... Na, blogas iš tos pusės, kad... Nesikeiksim čia viešai. Kad mes visiškai neturim būgnų, oponentas statą, aišku, gali įsibetinti ir su oru, bet visgi, kaip sakau, pradžia turnyro nesinori labai daug peržais, labiau stebėjo oponentus. Priedo, bet kokiu atveju čia, kadangi ribajų periodas, jis net kokio karaliaus būgnų gali neišmesti. Taip. Prieš tą handą tu... Tūz 10. Nežinau, aš foldinau vien dėl to, kad tai offsuit ir neturėsiu pozicijos. Ne, bet priedą gavai tribetą. Plius yra reizas, jo. Bet aš manau, jeigu nebūtų jo, pavyzdžiui, small blindas būtų kompletinės, aš manau, čia praktiškai jau irgi reikia foldinti.
įdedant 200 į 1000. Tau reikia, tau top pieras turbūt Top pieras, aišku, šiek tiek pavojinga būti. Nes tu turi 3 oponentus priešais ir realiai būsi nežinioj. Nežinau, aš siutę tai kolinu visą laiką, off-suit, aš turbūt dažniau foldinu negu kolinu vien dėl to, kad out of position, tokio marginal hand iš tikrųjų. Manau, kad nėra klaida čia foldinu. Ne, tai į tribetą, tai tuo labiau. Baigėsi ribai. Baigėsi ribai, gavom visgi 2000 šetonų. Už žedoną, kas nėra labai daug ir po ribajų periodą turėsim be 40 blindų. Blindai čia man rods po 15 minučių yra. Tai... Kaip dabar tavo žaidimas pačio pasikeičia? Dabar jau vis tiek prasideda freezoutinis turnyras. Jo, ir tu jau išleidai 300 eurų išleidai jame. 100. Ja, grubiai gavosi apie tiek. Strategija turbūt kaip ir frizautinėse turnyruose, tai yra žaisti 40 blindų, aišku, dar nėra mažai, bet manau, kad vis tiek jinai pasidaro daug labiau tight, kas link kolinimo range'ų ir link openinimo range'ų. Tai yra, aišku, žaisti mažiau visokių suited konektorių, net mažų pocket pairų, mažiau... iš esmės šitą range dalis nukrenta. Tai sakyčiau, kad kolin daug mažiau su tokiais spekuliatyviais handais. Ir žinoma, pradėti tribetintis. Ace queenus visokius. Aišku, priklauso čia nuo oponentų ir taip toliau, bet bendrai pasikeitimai turbūt tokie, bet... Tuzas Jackas 8, UTG, foldinam nekokiais, King Jackas ant Big Blindą. Apie tai ir kalbėjom. Čia ypatingai jis pastatė Oliną, o tas jau parodė agresijos. Tai automatinis foldas yra, nes King Jackas vis dėlto nežaidžia labai gerai prieš UTG reidinimus. Early position. Taip. Bet ir šiaip, manau, nebūtum jau kolinės ir žiūrėjęs flopą out of position prieš oponentą. Ypač tokį, kuris 8% atidarinėja. Aš manau, kad aš būčiau kolinės, jeigu oponentas, kuris sėdi dabar su aštunkiam, turėtų irgi didelį steką. Manau, kad gal ir nėra labai didelė klaida. Ne, tada tai į 3-way tai galima. Bet prieš vieną žmogų, tai manau, kad būčiau tikrai foldinės, ypač dar tokiam stage, kai nėra nei ančių. Tie bankai, sąlyginai nėra preflop dideli, odsai automatiškai sumažėja kolint. Jis yra gan tight, tai net hitinus to pierą, tu gali būti behind, tai manau, kad fold yra teisingiau. 8, bet čia atrodo tas pats. Tas pats fold. 9. Foldet iki manęs, bandom, realiai tai stylint. Nėra čia super geras handas ir nesinori kolų, ypač iš varžovų, kurie turi poziciją. Tai realiai geriausias planas yra susirinkti blindus. Bet aš manau, tu palyginus tight žaidėjai, tai turėtum gauti irgi šiek tiek respektą. Tai laimim. Nes vis tiek negali vien tik tai sėdėti. Gal šiek tiek apie raising sizingą noriu, ką nors paminėti. Aš dažniausiai raisinu net ir early stage'uose sakyčiau, tarp 2 ir 2,7 X big blind. Aš tai kol dar nėra ančių, ypač dar tikiuosi 150, dar šiaip stengiasi trigubai dėti. Bet kai prasideda antės arba netgi lygiai iki 100-200, aš dažniausiai tą numažinu reidinimą iki 500, o po to dar mažiau, po biškį mažinu. Iš esmės tikslas turbūt tas, kad ar 4,50 ar 3,50 praktiškai padaro tą patį darbą, tik tai, kad tu turėsi mažesnį banką, kas turbūt yra nauda tau, jeigu tu jį norėsi, galėsi, ta prasme, kad opciją jį padidinti tu turėsi, o jeigu jis bus mažas, tau kaip ir bus lengviau jį suvaldyti. Plius mažiau rizikuoja savo steku.
Bet kadangi tas skirtumas nedaug paveikia, kažkaip 4-50 tiesiog tokiose lygiuose šiek tiek stronger atrodo, negu kai jeigu ypač 3-50 dėtum, tai dažnai ir gauni 3 kolerius ir po to nebežinai ką daryti, žinai, prieš 3. Na taip. O čia bent jau atsirinki šiek tiek prieš ką žaisti. Ok. Taip, perkelia prie kito stalo. Dabar kairės sėdėm. Čia manau, kad foldinsim. Jo, ypač reizą tikrai. 8-7, bet pozicija yra netinkama. Kolinam King 10. Tai perkelė perkelė. Taip, perkelė dar kartelį. King 10 suited, manau, kad galima atidarinėti irgi su tokiu handu ir irgi realiai nori arba kolo iš oponentų be pozicijos arba, tiesiog susirink blindus. Tai, aš manau, iš vidurio King 10 suited, King 10 offsuit, tai manau, būtų pasas. Bet iš vidurio, aš manau, visai padorus handas. Ja, to labiau turim 37 vis dar blindus, kas nėra mažai ir galima žaisti. Žaidimo dar vis šiek tiek yra, tai kodėlgi ne. Bet vėlgi laimim prieš flopą. Tuzas 3, limpintas padas, nieko neturim. Laimingas pračiapai. Ja, ir laimingas išsimūs. 6-5 suited gauni. Tokiam čia ir būtent gaunasi ta problema su tokiu steku. Aš nors kartais gal dar ir pakolinsiu. Nors jau mes turim 28 blindus. Ja, 28 jo, tada nebereikėtų iš tikro. Galbūt, jeigu būtum ant big blindą, galbūt galėtum tą vieną blindą dadėti, bet iš smolo, tai neverta iš tikrųjų. Priedo big blindas dadėtų tikriausiai ir tada gaunasi prieš 3 žmonės paskutiniai pozicijai sėdėti. Taip, 8-9 suited. Foldinam. 7-3 foldinam, 10. Iš hijack'o. Jo, vėlgi reizinam, 5-11, blind 102, kas yra 2,1. Reizo, gaunam kolą. Flopas, kaip ir neblogas, turbūt man turiu to pair, ok, kicker. Aišku, galiu būti atkikintas, bet taip pat manau, kad įsikolina ir su visokiais king queenais, king jackais, 8, 7 ir panašiais handais, ką tu manai? Manau, būtent. Standartinis sibetas, dedu apie pusę banko, 50-60% turbūt standartiškai. Ne, aš manau, čia geras sąjungas. Gaunam kolą. Turnas, toks kaip ir nieko nekeičiantis, nebent mes galvojam, kad jis galėjo callinti preflop su Ace Queen. Bet čia, aš manau, truputį mažiau tikėtinas handas. Čia gal flush draw dažnai bus? Nežinau, aš manau, kad gali būti flush draw, aišku, gali būti pora, kaip ir minėjom, 9-8, kurios, tiesiog kaip ir turėtų callinti, turbūt dar vieną streetą ant Ace High flopo ir žiūrėti, kas vyks toliau. Nežinau, šiaip mano planas kaip ir aš čekuoju ir vien tam, kad prilaikyti biškį tą banką, nes, iš tikrųjų bankas jau yra beveik 3000, aš turiu 4,3. Jeigu aš betinu, man river, aš praktiškai esu komitet ir, iš tikrųjų nenoriu toliau didinti banko, realiai noriu dabar cheap showdown, jeigu jis turi tūzą, irgi gan silpną, jis turėtų čekuot. Galbūt flush draw galėtų pabandyti betint, priklausomai. Ypač su dama, jeigu. Nors su dama gal ir pračekuotais, realiai. Jeigu jis betins, priklausomai nuo sizingo, bet aš... Manau, vieną dar paimtum. Sakau, realiai turbūt nuo sizo priklausytų ir nuo to, ką tu manai apie tą oponentą tuo metu. Aš manau, kad toksai galėtų bandyti blefuoti flush draw realiai, nes, jis toks atrodo gan loose. Ir dar pats, žinai, kartais ir pats žaidė iš vis be jokio handų. Tikrai situacijai. Agresija iš tikrųjų galbūt nėra, jo labai didelė, ypač, tarkim, turno agresijos yra 33%, per tiek, kiek mes turim, kiek čia, aišku, 50 handų nėra čia tas statas. Iš 6 kartus turime matyti. Vieną kartą pabėti. Tai šiaip, manau, iš tikrųjų sprendimas turėtų būti labiau player specific, tai yra, kad jeigu jūs manat, kad tas žaidėjas
neflautina ir nebandys semi-bluff and draw, tai turbūt turėtų būti check fold. Ar sutinki su manim? Manau, jo. O jeigu toks, kuris gali būti labiau agresyv, labiau tricky ir daugiau bluffuojantis, manau, turėtų būti check fold ir tiesiog žiūrėti, kas tada riverį vyksta. Jisai betina 600, ką manai apie tokį betingą? Manau, tikrai čia yra per daug silpna. Aš stiprumo tokiuose dažniausiai neįžvelgiu. Bet, šiaip, ką tu manai apie tokį betą? Ar čia, ta prasme, žaidėjas yra, tiesiog bando taip pigiai nupirkti puodą, ar jisai kaip tik melžia, tarkim, tą pavadinti, ar... Nemanau, kad jis melžtų su tokiu betu, čia dažniausiai gal... Aš šiaip tai jis tokį dažniausiai reaguoju taip, kad iš kartos galvoju, kad silpnas oponentas, nežinau, čia gal irgi mano silpnybė yra, bet nežinau, bet tai jau sprendžiant iš tokio, aš jam gal duočiau 6, gal net 6-5, pavyzdžiui, tokį handą, kur tiesiog gal jis dabar nori įdėti, o riverį tada pračekuoti, jeigu įsitikina, kad pas tai tikrai tas tūzas yra. Nes jeigu jis dabar pračekuoja, o riveris iškrenta kokia, nežinau, 8, tai tu tikriausiai vis tiek gal dar pabandytum paimti papildomai. O tada jam kainuotų papildomą 1400, pavyzdžiui, nes tiek apie 40-50%. Galbūt jis iš tikrųjų nori tik pigesnį showdowną. Ir nori tiesiog apsidraudimą tokį padaryti, nes turi tikriausiai po tokio betų vis tiek čekuosi ir jis tikriausiai, jeigu turės kažkokį showdown dalių, vėl čekuosi. Jeigu turės būtent vieną porą. Gali, kaip sakys, pat pradžių būti 8, 9, galbūt koks nors damas su flush draw galėtų būti, pavyzdžiui, king queenas. Ir taip toliau. Sutinku. Tai manau, turim kolint tikrai, nes tiesiog turim per gerus otsus. Nekolint, riveris kaip ir šlikštokas ateina, nes completinis su flush draw, tarkim dar kažkoks stebuklingas gutšotas, jeigu jisai tokį galėjo turėti. Tai manau, planas yra čekuoti ir foldant, jeigu jisai betins bet kiek. Daugiau negu 600. Taip. Čia mes čekuojam, jisai betina 1000, kas yra šiek tiek daugiau negu 600, bet manau, mes su tūzų 10 nebebytinam nieko, išskyrus blefą. Bet negalvoju, kad čia galėtų būti blefas tokia situacija. Aš kažkaip... Man kažkaip neįsižvelgia labai tokie velių betai, kurie būtų ant tokio. Nežinau, aš kažkaip galvoju iš jo pusės, kad aš bandau pastatyti save į jo vietą ir galvot, kad jeigu jis turi tūzą, jis pakolins mane ir dėl to aš foldinu. Nežinau, gal aišku, čia blogas mąstymas, bet aš manau, kad jis neturėtų blefuoti labiau, kai komplytinasi tas flush draw, kurį ir aš galėjau turėti. Ja, bet realiai tu nečekuotum su tokiu steku, manau, čia labai retai imtum čekriais. Kodėl? Manau, kad... Su tokiu steku, aš manau, gal... Nežinau, aš manau, kad čekriais gal irgi nebūtų blogas sprendimas, jeigu tu turėtum, tokį manymą, kad jisai bandys betinti riverį. Nežinau, aš manau, kad jis man duoda per gerus otsus, kad aš foldinčiau ir dėl to aš kaip ir foldinu. Nežinau, bet čia aišku nebuvo šaudiano, nesužinosim, norim gal ir kitų nuomonės, kad žiūrės šitą video, tai parašykite apie šitą handą, būtų įdomu sužinoti. Kokias kitų nuomonės? Tai išsimetė, jo? Jo, aš išsimetu. Taigi, tampam kaip ir šastekis, jo. Turim 18 big blindų. Realiai dabar yra strategija turbūt re-raise all-in arba raising arba pushing gal dar nelabai, bet realiai tai turim žaisti tais tokiais handais, su kuriais galim stegiantis pre-flop. Bent jau pas mane tokia dažniausia strategija. Sutinku, tai čia nebėra ko ieškoti. Jo, tai iš esmės, jeigu reisinam, tai šavinam arba kolinam all-inus ir bandom stegiantis pre-flop. Realiai toksai planas. 4-6 nelabai tinka tam. Tūzas 2 ne, džekas 9 ne, 5-6 ne. Karaliai, gan tinka, tarkim, taip vadinkim tam tikslui. Turim 18 big blindų, šavinti... Šiek tiek per daug ančių nėra. Per daug blindų ir
pirma pozicija, manau, gausim labai daug respekto, visiškai iššvaistysim velui visą karalių, manau, kad reikia reizinti ir tiesiog tikėtis, kad kas nors pafribetins arba bent jau pakolins ir tada stekintis ant flopo. Daug maž bet kokią turbūt. Elementūzas. Ne, bet reizinam, gaunam kolą, kaip ir planavom, visi kiti išsimeta. Flopas neblogas, tarkim taip. Ir blogas, ir geras turbūt, nes... Gal šiek tiek per stiprus, nes realiai karaliaus neturėtų. Turim top setą, realiai iš handų, kas mums galėtų sumokėti, yra dama, arba flush draw, arba, aišku, kitas maletas 10, koks nors. Bet manau, betint reikia, nes yra flush draw, yra kažkoks, flopas vis tiek gan toksai, tarkim, pataikantis į calling ranges. Gali būti dama pasi, gali būti flush draw, straight draw. Čia vis tiek turi. Kaip ir betin, manau. Priedo ir podą šiokį tokį nori susirinkti. Nes realiai, jeigu jis kažką pagautų, tai... Betinam ir gaunam kolą, komplytinasi flush draw, bet manau, su tokiu steku visiškai nereikia to bijoti, nes tu bet kuriuo atveju dėsi visus pinigus ant turno, manau, jeigu bus kažkoks action. Ir setą išmesti, ypač top setą, čia būtų, manau, labai didelė klaida. Dabar bankas yra 3000, beveik mes turim 3000. Aš manau, kad kaip ir dvi turbūt opcijas galimos, tai viena yra bet ir call, jeigu jis iššavins. Arba antra yra, jeigu galvoji, kad oponentas yra triki ir galvoji, kad tas tūzas kaip ir turėtų tada išgazdint, kitas variantas, manau, čia crazy one irgi yra neblogas. Manau, irgi. Bet aš manau, abu variantai yra tolygiai vienodai. Realiai, turbūt downside'as toks, kad jeigu mes betinsim ir jis turėjo damą, tai jis tikrai nebekolins. Bet su dama tikriausiai ir pats nebepultų, nes pas tai per mažai žinau. Kaip ir nebepultų, bet, nežinau, galbūt galėtų bandyti stebinti su, tarkim, Queen Jacku, kokiu galvoju, nebandytų, gal? Nemanau. Nebent gal Jackas būtų, arba Queenas būtų kryžių. Taip. Čia gal vienintelis variantas. Bet nemanau, pirmas dalykas jis iš UTG +1 tikriausiai nekolintų su Queen Jack. Taip. Tai, nežinau, manau, man tiek bet, tiek čia crazy all-in atrodo, čia crazy all-in, aišku, atrodo daug stipriau, bet aš manau, kad jeigu mes čekuosim ir jisai betins ir mes reizinsim all-in, podas bus tiesiog per didelis jam, kad išsimes, nebent jis visiškai nieko neturėjo. Mes čekuojam, jisai šalina pats, kas dar geriau, aišku, mums belieka tik pakolint. Matant jo tikrą handą, tūzas 9 su backdoor ant flopą, nežinau, manau kaip ir blogai sužaista iš šio pusės, nes... Per daug stengiasi, aš manau, prieš tokį steką kaip tavo. Plius, manau, tūzas 9 siūtėt, nereikėjo kolint reizą iš ankstyvos pozicijos. Tai ir priedo flautinti flopą, tai tikrai nelabai, nes tavo stekas yra mažiukas, bet kokią jo klaidelį jau jis bet kokią atveju turi kolinto liną, nes tiesiog per geri otsai įsimesti, nors jis aišku otsai čia visiškai neturi, bet... Bet gavosi geriausiai, manau, turbūt kaip galėjo gautis. Parodyk, koks riveris būtų, jeigu, tarkim, jis būtų pračekavęs. Tai... O dabar žiūrėk, man kilo klausimas pamačius jo šitą handą apie praeitą handą. Tu nepersvarstai šiek tiek to tūzo 10, nes, pavyzdžiui, pamačius, kad žmogelis tai daro su tūzo 9 prieš tavo steką. Atsimint tą handą? Aš atsimenu. Tai šiek tiek nepersvarstai, pavyzdžiui, iš tikro, kas ten galėjo būti? Nežinau, aš visgi labiau linkęs manyti, kad jisai buvo strong. Nes kiek matai, jis truputį kažką... Bet matai, jisai realiai čia su tūzo 9, čia toks kaip ir pusiau blefas iš tikrųjų jo yra ant turno. Nes nieks jo... Ta prasme, šavint visiškai nėra prasmės, jeigu tu nori kolą. Ne, tai faktas. Tai dėl to gal aš galvoju, kad jo tas silpnas betinimas yra toks gal labiau strong, ne? Negalvoju? Nežinau, bet
Man tik Dabar nes iš čia realiai blefuodamas deda daug, o ten betin... Bet jis čia deda irgi tik tai po saidą, žinai. Nu, jo. Priedo dabar ir žetonų turi žymiai daugiau. Na, nežinau, aš kažkaip apie tą endą manau, kad visgi ten geras decision buvo. Na, galbūt reikėjo betin turną tada ir mestis į reizą, bet... Nežinau, nu, sunkus tas spotas iš tikrųjų. Ja, dabar ypač pamačius, kaip oponentas žaidžia, dar apmąstymų papildomų kyla. Ok, nu tai pavyksta pasidvigubint, turim dabar 40 vėl big blindų, galim bandyti toliau žaist. Čekuojam, foldinam realiai, turbūt nelabai yra ką daugiau daryti, aš taip galvoju. Na, aš manau, gal prieš, tarkim, labiau pasyvų žaidėją, gal ir tarkim, jeigu nebūtų flush draw, galbūt net galima lydinti tokį flopą, tikintis, kad visiškai niekas nehytino, bet prieš tokį, kuris panašus į calling stationą, manau, nėra prasmės čia betin, nes esi callins net iš viso su nieko ir realiai turės pasiduotam turno. Ja, ir man dar nepatiktų ta situacija, kad pas tai iš vis be perspektyvų, ta prasme, aš tai mėgstu, ypač jeigu šiek tiek geriau žaidžiu tą vakarą, kai pradedi daryti va tokius dalykus, kaip, pavyzdžiui, lydinti iš big blindo, tai bent turėti kokį nors šansą. Na jo, kažkokį backdoorą, ten bent gutshotą kokį. Nu, supranti, nes šiek tiek apsidraudimai, jeigu jis jau kažką bando padaryti, kad ir tu, tarkim, esi pasiryžęs double barrelinti, bet bent turėti kokį šansą, ypač žaidžiant out of position, žinai, in position, tai tarkim, jo, sutinku, kad gali ir be hando bandyti, bet out of position, tai nemanau. Sutinku, na, taigi foldinam. Ir priedo, tu su tokiu handu pamatėjai flopą uždyką, tai... 7, nėra blogai, žiūrėsim, kas bus. 2 limperiai priešais, na, nemanau, kad tikslinga bandyti pavogti prifloptą banką, nes, nu, jeigu reizint, tai reiktų turbūt reizint bent 1500, kad jie išsimestų. Būtent, o 800 pareizinės gausi kolus nesinori. Tai tiesiog realiai kaip ir setmaininės su tom 7. Arba nebent kokį gerą kitą flopą pamatyti. Kalbant apie setmainus, visą laiką nėra blogai įtin setą. Ką dabar galvoji? Nežinau, šiaip 4 žmonės bankė, Su tavim, jo. Na, ką galvoju, flopas iš tikrųjų labai dry, greičiausiai nieks nieko neturi. Bandysiu išlaikyti kuo įmanoma daugiau žmonių bankė, kad kas nors hitintų. Planas yra čia calling, manau. Ir čia... Ja, ant tokio flopą tai tikrai slow playant visiškai įmanoma. Ja, nes sakau, manau, kad tikslingiausia turėtų būti išlaikyti kuo įmanoma daugiau. Priedo, jo betas, tai dažniausiai šiaip su dama daug kas taip daro. Na, taip. Tai realiai kaip ir šiek tiek užkabintas jau virusas. Ja. Tai tik tai callinam, tikimės, kad galbūt dar sugalvos kas nors pareizint. Aišku, jeigu kas nors turi arba pakolint, bent jau su dama. Foldina, turnas nieko nekeičiantis, čekuojam ir turbūt reiktų pradėdinti banką, tai yra, jeigu jis betins, turbūt aš manau, kad reiktų check raisint ir tiesiog shovint riverį arba betint daug ant riverį. Manau, jau. Jisai čekuoja behind. Greičiausiai turi, kai čekuoja behind, manau, kad turbūt, kad turi gal net iš vis porą tarp 7 ir damos, gal 8 kokias ar 9, kaip tu manai? Gal dama 10? Dama dažnai irgi pračekuotų tokia situacija, ypač su blogesniu kokiu kikeriu, kaip sakai, dama 10, dama valetas, nežinau, kadangi žmogus žaidžia 50% be handų, tai kad ir dama 9 negalime atvesti tokių variantų. Ne, sutinku. Manau, kad riverį reikia lydint, tikintis, kad pokolins dama, nes atsivertus karaliui damas... Priedo realiai ir karalius pasigalim būti. Gali būti king queen, jo. Kad, prasme, reiktų, manau, betint, tikintis, kad dama pokolins, galbūt net sugalvos 8 ar 9 pokolint, o jeigu čekuosim, tai tie handai greičiausiai nebetins. Manau, jo, o backdoor nebijai visiškai? Na, ne, visiškai nebijau. Betinu 1400, na, sazas, manau, okei, toksai, na, aišku, jis toks atrodo, kad prašo to crying call, taip vadinamo, bet
realiai turbūt, manau, tas žaidėjas toks, kuris labai daug gal ir nemokėtų su ta dama arba... Manau, jo, už tokį tiesiog jis norėtų pažiūrėti. Na, jis foldino, tai greičiausiai iš vis turėjo, kaip ir sakau, manau, 8, galbūt 9, kažką tokio. Galbūt net... Gal net Tuzo 10. Galbūt 8, 9, gal net... Tiesiog pabandė vieną berelį iššauti ant flopą su pat saizdu ir po to jau viskas, neužgaudžius nieko daugiau pasiduoti. Agri. Taip, dama 10, na be abejo, reizinam iš batono, 5-11, gaunam kolą, flopas. Okay, įdomus flopas. Na, ir įdomus ir nelabai. Turim kažkiek equity, bet tikėtina, kad jisai hitino ir oponentą. Toksai flopas 90 karalius, kaip tu manai. Dažnai. Na, nežinau, aš linkęs pračekuoti tokį flopą, nes... Na, nežinau, iš kitos pusės, aš manau, ant tokio flopo labai lengva iššauvus vieną šovinį tiesiog pasižiūrėti, kas kur yra. Nes, kaip ir sakai, tikėtina, kad hitino, bet jeigu nehitina, dažnai žmonės ant ypač tokių coordinated boardų labai greit pasiduoda. Tarkim, pavyzdžiui, jis turėjo kokias pitakus arba... 7-6 siūtė, tarkim, vis tiek oponentas nėra taikiškas. Ta prasme, jis pakolina, žinai. Na, žinau, mano argumentas, kad tu kaip ir turi čia daug to showdown value ir, nu, ta prasme, jeigu tu betinsi, tai kolins tik tai irgi kažkokie draw arba jau made handai, kurie, nu, greičiausiai bus geresni negu tavo. Ja, aš manau, čia gal prieš tokį prieš jos teką tiesiog nereikėtų betinti. Pabetintum, jeigu gautum oliną, pavyzdžiui, nuo kokio 9 valetas irgi ką bitinį, bet į oliną jau nelabai galėtum atsakinėti tiesiog, nes realiai tu te turi vidurinę porą su viduriniu kikeriu ir... Na jo, teisingai, stack sizes iš tikrųjų, dabar atkreipus dėmesį yra toks, kur nereikėtų betinti vien dėl to, kad nes ir taip gali laimėti šitą handą ir priedo dar čia jį gali ir patobulinti. Jo, čekuojam, hitinam antrą porą, aišku, dabar džekas kaip ir duoda streitą, tai čekuojam irgi. Atsiverčia džekas ir, na, realiai kaip ir aišku, kad abudu žaidžiam bordą, bet manau, reiktų betinti šitą riverį vien dėl to, kad laimėti greičiausiai banką, kurį šiaip splitintų. Ką tu manai? Aš manau, nes kadangi jis jau pračekavo, tai nemanau, kad su Tuzu galėtų išryštis čia kreizalai, nes jeigu realiai tu be Tuzo dažniausiai čia irgi šiaip pračekuotum. Na taip. Nes būtum kaip ir patenkintas, yra tas podas, bet aišku, tu šiek tiek nori pasimti viską, žinai, nenori dalintis, tai tu, manau, betinsi. Na taip, betinsiu aš. Bet iš oponento pusės žiūrint, būtent jis jau pračekuoja ir jis gauna tam tikrą, nu, nežinau, kiek tu čia, kokius 800 statys spėjo. Na, kiek statysiu, neatsimenu, bet dabar žiūrint video, tai statyčiau kokį 1500. Tiesiog overbetinti. Ja, tiesiog neduotim gerių odsų, kolint dėl to pačio split poto. Nes betinus 5 ar 600, jis, na, tiesiog kaip ir gal turėtų odsų. Bet aš turiu minti šiek tiek daugiau, žinai. Ir būtent pažiūrėjęs į jos tech side, žinai. Tai jo, tai betint kaip ir optimalu, betinam 800, na kas? Na jo, tai per daug žaidžiam gal. Ne, tu sakai 1500. Ne, aš jau dabar betinčiau 1,5. Tada aš pabetinau 800 vien tam, kad, na, 800 irgi gal turi logikos. Bet man patinka 800. Atrodo labiau vėlų betas. Aš manau, čia grinai būtų toks Tuzo betas, nes tu žinai, kad jeigu įdedi 1500 su Tuzu, jis tiesiog bet Tuzo tai jau tikrai nebekolins, nes jis atiduoda savo, kiek čia, kokius 70% žetonų, 60 kokius. O 800 jam grinai būtų toks mąstymas, turi, neturi, manau, kad turi. Nes tiesiog toks saidas yra, kad lyg tai, come on, tu turėtų kiek pakolinti. Meldžimas kaip ir turėtų būti. Ir ką jis padarė, išsimetė? Jo, jis išsimetė. Kaip ir nėra kur dėtis daugiau. Ja, būtų. Laimim vėlgi neblogą banką, dabar turim beveik 50 blindų, kas jau nėra blogai. Na, bet toks dar toksai interpas, kad šitam turnyrė, aš kiek pamenu, tai iki labai late stage, tai average stackas ir būna maždaug apie 40 cam 5 blindai.
Nes šiandien mums neišeina pažiūrėti nei pozicijų, kurioje sėdim, nei average'ų. Jo. Tai čia tokia, ir kiek žmonių liko. Tai atsiprašom, tai prieki bablo kokios fazės mes negalėsim išskirti. Na taip, apgraibom, tarkim, lietuviškai galėsim pasakyti, kad kiek maždaug liko stalų žmonių. Taigi, ir dar vienas dalykas, dabar jau prasideda Antis, kiek matau per vidurį 200 sumesti, tai čia tikriausiai kiek, 8 žmonės per stalą. Ar 10? 10. 10 žmonių, tai Antis 20 reiškia, 10% big blindą. Taip, tai žiūrim, kas vyksta, limpas, foldinam. Nenorėjai izoliuoti šitą situaciją? Manau, kad biškai per silpnas iš tikrųjų handas izoliavimui, plus dar yra 4 žmonės už mūsų. Jisai atrodo toks gan tight, turi tik 20 blindų, plus, manau, kaip gal nereiktų izoliuoti. Aš sakyčiau, kad izoliuočiau galbūt ace 10 ir geriau, gal taip. Ir aš manau, Queen Jacko pozicija sėdėdamas su Queen Jacko, ką jis jau mačiau padarė, tą iki 600 pakelę. Tai aš manau, tu elgtumės lygiai taip. Jo, King Jackas ant batono. Ne, bet ir turėdamas Queen Jack. Jo, aš manau, kad irgi taip, nes to, kad daug geresnė pozicija. Jo, tiesiog čia pozicija yra nedėkinga. Truputį per silpnas handas, kai yra UTG limperis. Priedo karts nuo karto ir jie slauklėna handas. Taip, sutinku. Šeškės. Reizinam, manau, kad standard iš tikrųjų toks, žiūrint dabar į stalas gal nėra labai iš tikrųjų tough, nes mažai freebetorių ir tokių šiaip agresyvių žaidėjų. Jo, kiek matosi, tai yra nemažai tokių pakolint mėgstančių. Jo, manau, kad galima reizint ir tiesiog žais flopą. Ką ir darom, gaunam kolą. Iš tavo priešų čia mes. Jo, gaunam kolą. Manau, standartiškai turbūt sibetinam ir nelabai yra, ar tu galvoji, kad nereiktų sibetinti? Aš manau, kad čia galima, nes realiai, nežinau, ar jis bandys antrą kartą prieš tave kokias nesąmonės, bet tu turėtų pasitraukti. Na taip. Realiai tu pračekuodamas automatiškai jam atiduodi. Jo, plus iš tikrųjų aš pračekavęs negausiu praktiškai kas informacijos. Tai yra, kad jeigu jis betins, aš nežinosiu, ar aš čia geriau turiu ar blogiau. O čia kreidint, išsiaiškinant, tiesiog daug brangiau kainuoti. Nes realiai karts nuo karto nėra, manau. Nežinau, manau prieš tokį žaidėją, matant kaip jis žaidė tos handus, čia kreidint, nemanau, kad būtų geras. Ja, dar irgi užsigalvotų kažką, tai kaip su tų 9 matė. Tai tiesiog pasiemam banką, kas irgi yra gerai. Ketvirkė su tokia. Ja, aš jau norėjau sakyti, aš manau, po praeito handų čia yra tiesiog pas. Jo, plus aš manau irgi, kaip tu paminėjai po praeito handų, tai yra, kad bent jau, tarkim, aš kaip darau, tai yra bandau ir atkreipdėmėsi į tą recent history, kas vyko. Tai yra, kad jeigu tu reizinai 4 kartus iš eilės, aš galbūt net išmesiu kokį tūzo džeką kitą kartą vien dėl to, kad kažką gali užknisti, kad tu reizini tiek ir jie sugalvos. Ir tiesiog žinai, kad gausi tribetą ir tada nebebus kur judėti su tokiais handai. Ok, tai sutinkam dėl to foldinam.